Toliau redaguojame mūsų šabloną. Šioje pamokoje kelsime paveikslėlius. Taip. Einame, kur mano foto, mano nuotraukos. Vedame ant galerijos, pažymime ją kairiu klavišu pelės ir tempiame. Štai kur mėlyna juosta atleidžiame. Atsidaro langus, kur prašo įkelti, pridėti nuotraukų. Spaudžiame pridėti. Ieškome direktoriją, kurios randasi. Sakykim, tegul tai būna susiję su modeliais. Pažymime norimas nuotraukas, spaudžiame Open atidaryti, įkelti. Štai matome mūsų nuotraukos jau sukeltos. Mėlyname fone pažymėti langeliai, spaudžiame įkelti į galeriją. Štai jos atsirado mūsų galerijoje, spaudžiame publikuoti. Spaudžiam peržiūrėti. Štai mūsų nuotraukos jau paruoštos naudojimui ir peržiūrai interneto naršyklėje. Tai reiškia, kad matosi visam pasauliu. Spaudžiame peržiūrėti. Štai matome nuotrauką vieną, matome nuotrauką kitą, trečią ir panašiai. Spaudžiame redaguoti. Publikuojame. Užeiname ant galerijos. Galime pridėti paveikslėlių, galime redaguoti paveikslėlį. Jeigu paspaudžiame ant konkretaus paveikslėlio, atsiranda redagavimo paveikslėlio langas. Čia galime pridėti nuorodą, kuri nukreips į kitą puslapį. Spaudžiame redaguoti. Paveikslėlį galime jį mažinti, galime didinti, atšaukiam, dar kartą spaudžiam redaguoti, pridedame nuorodą. Štai nuoroda, štai nieko nedaryt, kol kas čia nieko nedarom, viskas mus tenkina, spaudžiame. Čia galime pakeisti tekstą, parašome mergina, pavyzdžiui. Ištriname, spaudžiame išsaugoti, spaudžiame publikuoti, einam į peržiūrą ir žiūrime, kas pasikeitė. Spaudžiame ant paveikslėlio, matome, kad vietoj to didžiulio sakinio pasirašė mergina. Viskas. Galime, spaudžiame redaguoti, galime įkelti ir pavienę nuotrauką. Štai matome paveikslėlis, spaudžiame, tempiame, atleidžiame. Sakykime, pasirinkame šitą paveikslėlį. Jis pasižymė, spaudžiame pridėti. Štai mūsų paveikslėlis pridėtas. Taipogi galime pridėti nuorodą, kuri nukreips į kitą puslapį. Galime redaguoti tekstą. Mergina. 2. Spaudžiame pridėti, redaguoti. Užeiname į juodą laukelį, spaudžiame publikaciją, publikuoti, spaudžiame peržiūrą ir matome, kaip atrodo tai mūsų interneto naršyklėje. Spaudžiame ant nuotraukos, matome mergina, kryžiukas. Štai taip atrodo nuotraukų redagavimas. Yra du variantai: galerija jūsų turimų nuotraukų ir pavienės nuotraukos. Jas taipogi galite užėję mažinti. Štai matome šią nuotrauką, galime ją sumažinti. Spaudžiam išsaugoti ir matome, kad nuotrauka sumažėjo
tarpus. Pažiūrime, kaip tai atrodys internete, publikuoti, peržiūrėti. Štai taip atrodo nuotraukų redagavimas. Dabar turime mano nuotraukos. Čia galerija, čia pavienės nuotraukos, galite pridėti aprašymą. Mano darbai tekstinis variantas, galime pridėti dar nuotrauką kokią. Publikuojame. Sakykime, prirašom, pridedame nuotrauką, atleidžiame, pridedame nuotrauką naują iš namų, pavyzdžiui. Štai mūsų svajonių namas. Taip, spaudžiam pridėti. Štai mūsų svajonių namas. Spaudžiame publikuoti, peržiūrėti. Mano darbai, sakykime, aš esu toks ir toks, statau namus arba griaunu juos. Spaudžiame nuotrauką ir matome, koks turėtų būti mano svajonių namas. Einame į pagrindinį. Čia taipogi viskas vyksta analogiškai. Ties pagrindiniu puslapiu mes dar sugrįšime. Šioje pamokoje tiek.